dar vieną išvyką, turim dar vieną kelionę. Šiandien sekmadienis, gruodžio 14 diena. Išjudėjom link Italijos. Aš ir dar kolegų šeima turim nuvažiuoti iki ketvirtadienio ryto iki Milano. Manau, laiko užtektinai, jeigu ne bus kokių nuotykių. Ketvirtadienį atskrenda mano šeimyna, prisijungs ir pasileisim tyrinėti Italiją. Šį kartą labai mažai informacijos ir kažkokių tai video medžiagos apie kelionę. Tai tiesiog, per daug kaip ir nėra kuo dalintis, oras pakankamai niūrus, 0 laipsnių temperatūros, miegojimas prie autobano aikštelėje, tai pasieksim tikslą, tada bus kažko daugiau. Kol kas viskas sklandžiai, liko mažiau nei 600 km iki Milano. Įdomi čia ta žiema Europoje, nėra sniego, niekur nėra sniego, nieko. Buvo pašalenimas iš po nakties, o daugiau tai nei su žiburiu sniegeliu nerasi. Pas rytas! Atvykau paimti savo šeiminėlės iš oro uosto. Atskrido laiku, mes irgi atvažiavom kaip ir laiku. Juos paimam ir lekiam link Genujos. Jie atvyko! Šeiminėlė jau papusryčiavus, kaveliais išgėrus, liko 5 kilų iki Genujos. Atvykom, pasistatėm Ikėjos aikšteliai, einam į stotelę, valandėlę kelio apie ir būsim Genujos centre. Ledai. Gelato. Skanus ledai? Labai. Tėtis ieško šprico. Škotai neaukstosi, bet vis tiek šilta, 15 laipsnių šilumos. Aišku, tas toks vėjas rudeniškas yra šioks toks, bet visumoje yra labai smagu. Būta skanios vakarienės, skaniai nustumta. Einam pasivaikščiot po senamiestį. Ir važiuosim namo, nes... Laikinam šitą kanalą ir subscribinam. Geriausias kanalas. Ir važiuosim namo, nes tikrai mano šeimyna yra pavargus, kėlėsi apie 3:30, tai jie šį vakar tikrai ilgai netems. Labas rytas! Išaušo rytas Genujoje. Buvo puikiai išmiegota. Nakvynė buvo mūsų Ikėjos aikštelėje, kurią jau buvau pasižiūrėjęs Parkfanaito programėlėj. Naktį buvo tikrai daugiau kemperių čia atvažiavę. Permiego ir išvažiuoja. Tikslas važiuoti pakrantę iki rekomenduotos vietos. Danutė iš ketvirtukų kompanijos linkėjimai jums. Važiuosim į Cinque Terre, tuos 5 miestelius apžiūrėti.
ko gero šiandieną tik tais tenais nuvyksim palengva, na, o rytoj skirsim dieną, nes pusdienio, manau, neužteks. Tad gero žiūrėjimo, lekiam į kelią. Sveiki, bičiuliai! Kaip ir atvykom, oras nedžiugina, lyja, bet mes šiandien kažkokių didelių planų ir neturim. Esam toj vadinamojoj Cinque Terre apylinkėse, kempinge, jeigu jį galima tai pavadinti. Bet čia visą servizą, viską galima pasidaryti. 15 eurų kainuoja 36 valandom. Tai toks pramoninis rajonas. Yra bendraminčių keletas. Šiandien ko gero pavakarosim čia, rytoj anksčiau kelsimės ir judėsim, nes tie 5 miesteliai yra ką veikti tenai visai dienai. Tad iki rytojus. Labas iš ryto. Mes jau atvažiavom su autobusu iki stoties ir važiuosim tyrinėti miestelių. Bilieto kaina labai patraukli. Šeimos bilietas kainavo 47 berods, 40 kelis eurus. Nesvarbu ar 3 šeimoje važiuoja ar 4. Kaina šeimos bilieto tokia pati sezono metu, vasarą. Bilieto kaina vienam suaugusiam kainuoja 27 eurus. O dabar mes mokėjom už 4. Kem kelis. Kviečiam ir raginam atvažiuoti ne sezono metu. Oras puikus šiandien, turim 15 laipsnių. Taip pat tas pasiganyti, patyrinėti, paragauti. Gero žiūrėjimo. Kaip nusiteikę? Labai gerai. Labai gerai, liuks. Labai gražus vaizdai. Važiuoju pakrantę. Išlendę, aišku, trumpi tokie atstumai, kur matai vandenį, bet jie labai gerintys. Aišku, būtų gražesnis vaizdas, jeigu būtų švaresnis langas, bet yra taip, kaip yra. Vaizdai įspūdingi. O čia skaitosi mažiausiai vaizdingas miestelis, pats paskutinis. Jisai vadinasi kaip? Monterosso. Monterosso. Bet, kaip sako, reikia ir pradėti nuo to, kas atrodo kukliausia, o paskui imsim tas, kas gražiausia, tas, kas skaniausia. Ką jūs manote? Ne, aš sakau, įsivaizduoju, jeigu vasarą piko metu važiuoji, tai čia tikrai nėra taip jauku, kaip dabar yra, nes dabar oras tobulas, mažai žmonių ir vaizdai, tai wow. Taip, vasarą čia būtų pakankamai sunku, karšta ir brautis pro visus
O dabar ateini, savo vaizdas tik mūsų. Atvažiavom į sekantį miestelį. Šitas, kaip ir sakė, turėtų būti vienas gražesnių. Patikslinčiau gražiausių. Gražiausių? Eisim papietauti. Kažko paskanauti. Tiek žuvies daug. Oras labai permainingas. Ten vat buvom. Irgi išsirėdę, atrodo viskas normaliai. Buvom truputėlį už debesiuko, pasislepę saulė, jau vėsu. Jo, tokiu laiku keliauti oras nenuspėjamas. Ar pūkinės striukės reikės? Nu gal pūkinės ne, bet šiltos. Ar trumpom rankovėm bus. Tu durnas. O taip žmonės nusprendė. O dabar jau vis tiek vykti namo. Ne, tai kiekvienais metais važiuoju vien tik dėl to, kad reikia apiforminti dokumentus, žemę, viską. O taip. Bet jau Lietuva vis tiek neplanuoja taip pasilikti. Tai iš jau čia rimtaus skaičiavimą. Sutikome lietuvį, kuris jau 8 metus čia gyvena, šitame miestelėje, darbuojasi. Prieš 8 metus jis atėjo iki Genujos. Ėjo 10 mėnesių, 2 savaitės ir 14 valandų kaip piligrimas. Pasakojo apie bačkį, kuris jį kažkaip parėmė, jo tą piligrimystę, išrašė kažkokį raštą, kad jisai, jeigu reikalų esant, galėtų kreiptis į pakeliui esančias bažnyčias pagalbos. Tai va, tai įdomus žmogaus likimas, jisai alytiškis dzūkas. Mes čia bekalbėdami tarpusavį išgirdo mūsų kalbas ir priėjo pabendrauti.
Gerai, kojytėm truputėlį. O ne? Man galima šitą gerti. Šaltinis, mama. Ne. Negalima, Rabo, tu matai. Aš jau paragavau. Geras vanduo. Paragavot? Paragavau miškę. Skanus? Tada. Paragavom. Nuvargimo laipsnis 100%. Dar pas Rapoliuką kelios dalelės liko energijos, pas panelę nelabai. Stai facendo video, eh? Yeah, thank you. Vlog? Huh? Cosa fai? TikTok? No, YouTube. YouTube? Yeah. Oh, vlogging. Ciao. Čiau. Atvažiavo mūsų vakarienė. Su Barboryte, eidami iš stotelės link kemperio, sugalvojom greitą planą, kaip nelikti alkaniems. Parsisiuntėm vietinę maisto pristatymo programėlę ir užsisakėm ramenas. Buvo pakankamai brangu, apie 50 eurų, bet likome sotūs. Varom pasidušint, čia viskas labai liuks, moterų vadušas. Čia va indus prasiplauti, jeigu nori, čia vyrų dušas. Nu, čia yra vandenukas, sneksai, kavytė, labai padoriom kainom, 50 centų euras. Labai geros kainos. Dušiukas šilta, faina. Tualetas, dušas, žodžiu, liuks. Čia kitas dušas. Labas rytas. Labas rytas. Kaip jūsų nuotaikos? O aš žinau, kad jos nelabai geros. Kažkaip vakar pavargo gal? Ne? Visai ne. Visai ne, nepavargo. Visą naktį žaidė. Žaidė žaidimus visą naktį. Eik tu savo. Tai va, mūsų pusrytukai. Išmiegota puikiai. Lekiam pavalgę link pizos. Truputėlį patyrinėsime ir greičiausiai miegosim kažkur aplink Pizą arba mausim link Florencijos. Per idėją. O, kokia kemperiuko. Atvykome į Pizą, pasistatėme aikštelėje, kuri buvo vertinama kaip pati saugiausia. Pažiūrėsim ir to įsitikinsim, ar jinai tokia yra. 15 eurų iki rytojaus, 7 eurai 6 valandom. Jeigu matysim, kad mums yra per mažai ar norim pasilikti, tai tada prasitęsim ir pasiliksim iki rytojus. Malonus administratorius. 2 km. Prosegui, passi Ponticello, qui Mura. Pasakoja apie visas vietas, kur picos suvalgyti, kur džilato. Kempingas šiaip pilnas. Beveik. Daugiau tikrai prisistatė, negu kad buvom La Specijoj. Lekiam tyrinėti iki
Gracias. Nėra čia taip toli, žinokit, kokį 20 minučių ėjimo. Lengvų žingsnelių ir atėjom iki to bokšto, tai lokacija parkingo yra tikrai gera. Pažymėsim, kviečiame ir jūs ten statytis. Na, o dabar pasigrožėkime vaizdais, eikime pasidaryti nuotraukų. Nuotraukos padarytos, su daug bandymų, bet procesas įvyko. Einam toliau tyrinėti. Šiaip žmonių tikrai protingas kiekis, nėra per daug, visiems užtenka vietos. Vasara, nežinau kaip čia būtų. Dabar labai super. Oras tobulas tokiu laiku keliauti į tokias vietas. Daug bėgikų, vyko maratonas. Tikrai daug pavargusių žmogeliukų. Koks pievos žalumas. Tiesiog norisi eiti ir atsigulti ant jos. Bet niekas neleidžia. Ženklai. Jums iš bokšto fotkina. Pozuojat. Kaip jūsų nuotaikos? Puikios. Ieškom krosano ir kavytės. O Rapoliukas nori labai picos, o mes jau niekur ne. Burgerių. Ai, burgerio, atsiprašau, Barbora nori picos. Bet kažkaip aplink vieni makaronai arba vėlyvi pusryčiai, kuriuose nieko to, ko norim, nėra vaikams. Bet mes rasim. Kur ta mano chebra dingo? Tai ir jos. 40 minučių pakavo vieną priešais mūsų žmogų. Kai sako italai, neskubėti, niekur neskubėti, džiaugtis ir mylėti gyvenimą. Sukom, grožiai kokie, kokie skanumynai. Nu, žiūrėsim, degustuosim. Valgomas. Na jo. Gracias. O. Didžioji dalis atvažiavusių italų. Vienas kitas vokietis.
Olandas, 2 lietuviai su savo šeiminėlėm. Šiaip daug italų, turbūt jie irgi atostogauja, keliauja. Kemperiai tokie jau kai kurie važiuoti. Be didelių investicijų jie važinėja. Savo vačiliną. Sėdi, atvažiavom tie sėdėjo ir dabar sėdi. Tai va, tai žodžiu, mūsų tripas paėjo. Viskas saugiai, grįžom. Turim vietinį laiką be 24, tai dar tikrai apie porą valandų galim pavažiuoti šviesoj. Nieko nelaukdami tą ir darysim. Lekiam link Florencijos. Ačiū Pizai už svetingą prieimimą. Viskas gražu, skanu, oras puikus, lėktuvai dangų raižo. Iki. Šaunuolis, šitas šaunuolis bičias. Labai paslaugus, labai malonus. Kempingo, aikštelės darbuotojas, administratorius, savininkas ar kas jis toks, bet labai paslaugi šeima, vyras su moterim. Siūlau pas jų atvažiuoti.